Vienas iš šių jaunuolių kitais metais išvažiuos į Europos ralio čempionatą, kovos Junior RC kategorijai. Mūsų nuostabi federacija kartu su partneriais Eldorado, USAMA, Humbility ir One Racing Shop įsteigė nuostabų ir istorinį prizą, kurio dar nėra buvę Lietuvos ralio istorijai. 80 000 eurų stipendija. Sveiki, kaip turėjai žiūrovai. Sveiki atvykę į Ukmergę. Šį savaitgalį vyksta ralių Ukmergė, mano namų ralis. Trūksta poros kolegų, kurie išėjo pavalgyti, bet laukia karštas ralis ir karštas visas sezonas. Tai va, yra pinigų pažadėtų, viską žodžiu. Gerai, susimatysim, nerūkykit lovai. Kairis 2 į tramplin 120. Tramplin į kairį 2, 8. Tramplin 100. Kairis 2 slow, čiut ilgas 8. Prie kairis 5. Tai atrodo, nežinau, čia toks kaip ir svajonės visą gyvenimą išsipildymas, kad galėčiau varžytis beveik aukščiausiam lygiui, tai Europos čempionate ir galbūt nereiktų taip stipriai galvoti, iš kur tiek to biudžeto gauti, nes didelę dalį biudžeto padengtų tai manau tiesiog būtų didžiulės svajonės išsipildymas. Tai danga iš tiesų sausa visiškai, netgi šiek tiek ir dulkių yra. Tai tikėjomės, kad bus lietaus, bus šlapia, bet kol kas viskas gerai. O važiuojasi tai nekaip, iš tiesų pradžia nekokia. Tiesiog kažkaip nesivažiuoja, atrodo, ir sunkiai girdžiu, ką šturmanas sako vietom, toks išsiblaškęs, bet bandysim susikaupti ir pagreitėti. Jo, tai su technika kaip ir viskas gerai, bet praeituose raliuose turėjom bėdą, kad slysta galas. Dabar kaip ir viską pasidarėm, kad viskas būtų geriau, bet dabar jaučiu, kad priekis šiek tiek nebelaiko, tai irgi atlikom pakeitimus ir žiūrėsim, kas gavosi. Čia toks klausimas, kurį turbūt sunku trumpai atsakyti, bet pradėčiau į tą dalyką žiūrėti dar profesionaliau, daugiau laiko skirti, laiko treniruotėm tiek susirašymo, tiek treniruotėm su pačiu automobiliu, o pats įprastinis gyvenimas, tai manau niekas nepasikeistų. Svarbiausia su ta pačia ir ten pat. Svajot pasvajoju, bet jau jeigu laimėčiau, tai susidėliotume savo gyvenimą taip, kad į Europos čempionatą nuvažiuotume pačios geriausios formos, kokios tai galim būti. Laimėtas prizas gyvenimą gali ir stipriai nepakeistų. Žinoma, tai yra kaip ir didelė pinigų suma, tai yra važiuoti į RC. Žinoma, aš kaip ir galiu sau leisti važiuoti porą etapų RC, bet su stipendija šitą galėčiau tikrai žymiai daugiau dar pravažiuoti. Varžybos kol kas šiuo momentu viskas kaip ir gerai, konkurentai ir dabar visi vienoj sekundėj, tai labai vėlgi šypsenos iki ausų. Dadėjau darbo ir vėlgi
smagu vėl varžytis tarp visų kitų. Kol kas su technika viskas gerai. Vienintelis toks bairis, kad Pežas neatsintė turbinos, bet čia, kol gyva ta turbina, tol viskas gerai. Tai... Ar labai pakeistų, nežinau. Šiemet nelabai galvojom, kad yra dar tokia galimybė laimėti. Aišku, dar pusę sezono prieš akis bus matyt, bet kaip mes tarpusavį su Šturmanu apsitarėm, čia šitas sezonas gaunas. Išleisk 80, kad laimėtum 80, kaip loterijai dalyvaut. Nusiperki už eurą biletuką ir laimi tą patį eurą. Ir pats didžiausias džiaugsmas iš to būna. Kol kas greičio ruožai greiti. Pirmas itin greitas, tai daug prisidarėm tokių savisaugos klaidų, nes tokiu dideliu greičiu dar nepilnai įpratę važiuoti. O antram daugiau asfalto. Ant asfalto ta mašina tokia visa plaukiojanti, bet manau visai neblogai suvažiavom. Tik tiek, kad vis dar saugojamės šiek tiek. Priprast nesunku, tik tai analizuojam, žiūrim, kad praradau šiek tiek žiedo savo įgūdžių, bet manau atstatysiu, o kad priekis, tai jau 5 metai, tai manau kažkiek pripratęs. 8 štukų į Monaką, mergas, nejuokauju. Manau, nieko nepakeistų, tiesiog lipčiau laiptelis aukščiau, jeigu ir nepavyktų, tai tiesiog toliau tą patį turbūt daryčiau ir stengčiausi vis tiek palipto karjeros laipteliu aukščiau. Iš pradžio galvojau, kad bus slidu, nors taip nėra, gripą turim, faina važiuot, pats jaučiuosi, kad clean važiuoju, labai patinka pačiam savas tempas, darom geriausia, ką galim. Ir tikrai aš esu laimingas, patenkintas ir dabar vėl laukiu, kada galėsim gazuot, nes tikrai labai smagus greičio ruožai ir tikrai laukiu. Principo kažko kardinaliai nepakeistų. Ralis yra tik tai mano hobis dar kol kas. Labai myliu šitą dalyką, bet dar tik tai mokinuosi ir sakyčiau, kad gal, nėra labai net realistiška galvot, kas būtų, nes nelabai tokių minčių turiu, bet jeigu tai būtų, tai tada turbūt reikėtų nerti pilnai į ralį. Ruožas, kur daugiau asfalto buvo, tai vos net prisidarėm reikalų. Dar gale buvo skirtingi ratai uždėti, vienas labai nudėvėtas, kitas mažiau, kitas visai naujas, tai užmetė šiek tiek panašiai kaip Buteiki, tada skersi važiavom ir matėm, kaip medis į mus žiūri, bet ištraukė priekiniai ratai sėkmingai viską, tai žodžiu neprisidirbom. Bet šiaip tiesiog dar mokomės tą taisyklingą vairavimą su šitą mašiną, nes čia kažkokių skersų negali būti, vairuoti reikia be dramos. Tai bandom tobulėti, stabdyti, sukti į posūkį ir kuo gražiau išvažiuoti. Jo, šita šiaip labai patikima mašina, jinai gamyklinė yra, R2T, aptarnaujam irgi ją gan kokybiškai, tai nepaveda automobilis. Praeitam rally šiek tiek prisidirbom, nes pervažiavom didžiulį akmenį, tai sulinko šakė, įskilo galinė tilto plokštelė, linko tiltas, tai žodžiu turėjom biškį off-season, off-race darbų pasidaryti, šiek tiek sukišau pinigų, tai vis dėlto įsiaiškinau, kad pervažiuoti akmenį kainuoja 2000 eurų. Dešinės 5 minus. 200 iki finišo. Slide stop ir gas. Slide stop, maladės. 150. Dešinį 6 plius. 30 kairį 6. 80 dešinį 6 plius. 130. Tramplinas 40 dešinį 7. Ir tramplinas dešinė gal meta. 50 kairį 7. 100. Tramplinas 50 kairys 5 per trampliną. 200. Kairys 0, tramplin 200. Kairys 2 slow.
ir dešinys 2 čiut ilgas 100 pem. Dešinys 0, 120. Tramplin kairė, 200 finišas. Kairys 4 plius per tramplin. Kelią. Neturim pusašio. Eik tu šiaip rimtai pusašis. Pusašis kairys. Aidė. Ratas. Lenktyniaujam. Ok, pastumkim. Visą dieną nuo ryto tokį tempą nelabai atrodė, pagavau, minkštą, labai purus gruntas, ta mašina taškosi nuo krašto iki krašto, bet kažkaip sumenedžinom. Ir atvažiavom antrų kartų kartot, tą pačią vietą, lygiai taip pat pilnais turėjau praeiti, pirmų kartų irgi praėjau pilnais be problemų. Bet padariau tokią mikro klaidelę, kuri mus išveitė į pupas. Pupose nulaužė apatinę bamperio dalį ir dar panašu, kad nulaužė tokią dugno apsaugos kevlarinę dalį ir jinai gavosi kaip grederio principų ir visus akmenis mums tiesiai radiatorių trankė ir ko pasiekoj. Pragirtom radiatorių. Dabar stovim su Maikėm, nes pragirtom radiatorių. Tai ir is what it is, iš tikrųjų. Gaila, labai norėčiau dar lėkti, nes žiauriai smagus dopai. Atsitiko kaip atsitiko toks sportas, aš galvoju, išsianalizuosiu savo tą klaidą, kad jų nebebūtų. Tikimas, kad tiesiog išnaudojam vieną gyvybę vadinamą yra, kuri yra skirta kiekvienam ekipažui, tam, kad tokiu atveju, nes čempionate tu turi išsimesti vieną etapą, tai šiuo atveju mums nepasisekė, nes jį galėsime įsimesti, tad kitose čempionato etapuose paprasčiausiai reikės nedaryti klaidų ir būti finiše. Nesvarbu kokioje toje pozicijoje, bet būti finiše. Jo, visi norim to prizo, bet irgi pasaulis nesugrius, jeigu ir jo nepavyks pasimti. Tiesiog dirbsim, darysim, smaginsimės ir mėgausimės procesu šiuo visu, kurį darom ilgam. Labai norėčiau padėkoti visai komandai, tėčiui, mechanikam, partneriam, šeimynai, apskritai visiems, kurie mus palaiko. Ir atsiprašau, jeigu tik nuvyliau jūs, bet manau, čia neišvengiama šio autosporto dalis, visada turėjo būti kažkada tokia klaida, kur vis tiek trenks per veidą ir duos suvokti, kad ne visada eina kortą. Tai dabar varom žiūrėti. Palaikyti turim savo favoritus. Kolegų savo Rally Ford Trophy. Tai žodžiu, nenusimenam, prasivedinsim galvas ir grįšim stipresni. Tai va. Jau čia tiek prisakė, kad jau nėra... Jau žinok, net man pačiam neįprasta, aš tiek daug čia taip dabar viską gražiai susakiau. Čia man reikėjo visą laiką man užpildyti. Bet tikrai gražiai viską susakiau, net keista pačiam. Tai va, tokie, o kiti hebra pušinkit toliau dar ralis. Davai, žiūrėkit, visi laikykit stabiliai. Laikykit tvirtą, kaip sako, tvirtą. Jo. Rezultatai gan prasti. Iš pradžio atrodė, kad nerandam savo tempo tiesiog, kad tiek daug atsiliekam nuo grupioko. Bet paskui tiesiog pajutom, kad šiek tiek pažiūrėjom autoralį GPS-ą, tai žodžiu, kur tiesiosios, mes ten gaunam iš karto po 3 sekundės praktiškai. Ir pasibandėm per pervažiavimą automobilio maksimalų greitį, tai žymiai lėčiau bėgėsi negu įprastai. Tai galimai ne tik, kad ir mes prastai važiuojam, bet ir automobilis ne pilnu pajėgumu dirba. Tai tiesiog bandysim pasiekti finišą, nebėra ko draskytis. Puikiai, kol kas pirmaujam klasiai, tempas tikrai velniškai geras ir greitas, kartais net nejauku, bet gerai viskas, fainai.
aplamai antrą dieną tai sekėsi mums labai gerai. Ta prasme, turėjom nutikimą antroje sekcijai fainų, turėjom tokį close callą, kurį Erikas puikiai ištraukė, tai nuotaika buvo superinė. O paskui atsitiko gyvenimas. Nulūžo ratas, špilkos nulūžo ir ratas aplenkė mus. Jo vairavimo stilius jisai toks labai švelnus. Tai tas važiavimas jisai gan saugus ir jaukiai jaučiasi. Nors dabar, per šitą ralį jisai kai pradėjo tobulėti, tai išgazdino mane ir stipriai, nes jisai pagreitėjo ir man vėl reikia priprasti prie tos baimės. Bet jau taip yra buvę, ne pirmas kartas, kai jisai pasimoko ir paskui gazdina mane, pripranti ir iki sekančio karto vėl tas pats. Dešinė, tai šiuo atveju mes su Marku turime labai gerą tandemą, kuris apjungia daug įvairių variantų nuo jo profesionalaus vairavimo. Taip, mes mokomės kiekvieną kartą, bet jisai jau dabartiniam savo periodė ir amžiais pakankamai tikrai gerai vairuoja ir supranta, ką daro. Toliau visi mes, kaip sakome, apjungiam ir marketingą partneriai, visas įvaizdis, tai daug yra tų bendrinių dalykų ir kada mes einam kartu viso šito bendro tikslo, koja nėra, kad vienas ten biški daugiau, kitas mažiau, tiesiog yra labai gera bendrystė tarpusavį ir atsiradęs labai šiltas, artimas ir, kaip sakyčiau, geriausių draugų ryšys, tokie net kai broliai galima kai kuriais atvejais, nes žinom apie save daug visokių vidinių niuansų ir tada daug paprasčiau tos dalykai. Tai aš kaip šturmanas ir kaip mūsų pirmas, aš esu labai laimingas, kad esu su juo ir visas šiuo atveju nesėkmės, kurią dabar jau turime, mes išgyvenam kartu, mokomės iš to kartu ir einam toliau tuo visų šitų reikalų kartu. Tai mano emocijos tik pačios geriausios. Tai va. Viskas gerai. Pasimokėm, pernai metais gal šiek tiek buvo klaidų, dabar klaidų nedaro, labai fainiai važiuojam, smagiai. Būna labai atkarpų baisių, būna labai smagių, bet sėdint šalia, jo vairavimo stilius įspaudžia tikrai šypseną. Tai tikrai, aš manau, kad jam laukia didelė ateitis. Aišku, smagu, gal tas ryšys daug stipresnis, kaip broliai esam. Tai atrodo, aklai tiesiog pasitikė, kaip važiuoja ir viskas, o aišku, su praeitą mašiną žymiai smagiau būdavo važiuoti, su šita nėra taip smagu, bet po truputį pratinamės. Bet įsivaizduoju, kad mama atvažiavo, vaiks pirmą. Tai laimėjom ralį, esam patenkinti, kad pavyko įgyvendinti visus lūkesčius, suvažiuoti tiksliai ir be klaidų. Gaila kolegų, kuriem to nepavyko padaryti, bet džiaugiamės savimi, kad turėjom gerą tempą, turėjom gerą strategiją ir prie šito rezultato dirbo labai daug visa komanda. Tai noriu visiems padėkoti už šitą darbą. Sugrįžom vėl į kovą ir jie padarė didžiulį darbą, kad galėtume būti čia. Tai va, tai esam patenkinti, apie 16 greičio ruožą, tai suvažiavom, kaip ir buvom strategiškai suplanavę, lėtai, tiksliai, be klaidų, kadangi nebeturim gyvybės klysti ir norim kovoti iki čempionato galo, tai turėjom tiesiog važiuoti atsargiai. Antrą dieną ralio kaip ir viskas gerai prasidėjo, labai smagus greičio ruožai buvo. Gaila, kad paskutinis toksai, atrodo, kad ir nelabai spaudžia nei ką, bet prakirtom ratą kažkuriam posūkį ir po to įsirovė ir pusašis ir teko baigti lenktynės. Tai šiaip tempas geras, viskas kaip ir patiko, buvo labai smagu pasitampyti su Klaudu biškį. Bet tokios būna ir dienos, tenka biškį susidėlioti mintis ir tęsti kitam ralį pasimokus kažkiek iš to. Bet kokiu atveju aš mačiau tą užsidegimą sportininkų, kurie, kaip pasakyti, ir ieškojo automobilių aplinkui Baltijos šalyse, Lenkijoje, būtent, kad įsigyti tokios kategorijos automobilį, tai akivaizdu, kad interesas labai didelis
ypač didelis interesas tų jaunų vairuotojų perspektyvių tarpe. Ta galimybė išvažiuoti į Europos čempionatą išties, jinai sukuria galimybę ir Europoje pristatyti ir pačią Lietuvą ir iš tikrųjų pasiekti pakankamai aukštą rezultatą. Klaudas ir Povilas, Irmantas ir Edvinas, tai yra mūsų ketvirtoji įskaita, kurie irgi čempionatą įpusėja, bet dar 3 labai svarbus etapai laukia. Na ką, žiūrovai, ačiū už dėmesį ir susitiksime Rokiškyje.